Sveiki, mylimieji. Iš tikrųjų, kaip gera dalintis Dievo žodžiu. Ir šiandien atėjo toks supratimas, kad iš Jono 17 skyriaus, kur Jėzus meldžiasi už tuos, kurie įtikės, bet man šitoje vietoje atėjo apie amžinąjį gyvenimą. Vat kaip jisai rašo, nuo 3 aš paskaitysiu iki 8 imtinai. Tai va. O šis yra amžinasis gyvenimas, kad jie pažintų tave, vienintelį tikrąjį Dievą, ir Jėzų Kristų, kurį siuntei. Aš pašlovinau tave žemėje, užbaigiau darbą, kurį man davė atlikti. O dabar, o Tėve, pašlovink mane pačiu savimi, ta šlove, kurią turėjai su tavimi ir pirmiau nei buvo pasaulis. Aš apreiškiau tavo vardą žmonėms, kuriuos man davėjai iš pasaulio. Jie buvo tavo ir man juos davėjai, ir jie laikėsi tavo žodžio. Dabar jie pažino, kad visa, ką man davėjai, yra iš tavęs. Nes aš jiems daviau žodžius, kuriuos man davėjai. Ir jie juos priėmė ir tikrai pažino, kad aš išėjau iš tavęs, ir jie įtikėjo, kad tu mane siuntei. Ir va šitoj vietoj pažino, tai yra jie aišku išgyvenimą savo viduj, kad taip, Dievas sėdi priešais mane. Vat jie tokį tą santykį iš tikrųjų išgyveno, ir kada tu pasiemi Bibliją, ne? Nesvarbu kokiam formate, kada tu pradedi pažinti, kad va, čia yra gyvenimo žodžiai. Ir amžino gyvenimo, kuris niekada nesibaigs ir reiškiasi beribių mastu. Tai yra, kad jis nėra apribotas, nes kaip Jėzus sakė, aš atėjau, kad duoti gyvenimą ir gyvenimo apšį arba be ribų, su perteklium. Ir bet šita vieta, kada tu pažįsti gyvenimą, kada tu susipažįsti su juo, tada reiškiasi išgydymai, tada reiškiasi malonė, tada reiškiasi stebuklai, tada reiškiasi ženklai. Ir todėl, brangusis, aš tiesiog noriu už tave pasimelst, kad visa tai, ką tu skaitai, visa tai, ką tu mastai, kad tau tai būtų taip asmeniška, kad tu būtum kaip intimiuose santykiuose. Tai yra, kad tavo visas vidus, visos emocijos, visas tavo vidinis žmogus, visa siela būtų perpildyta to pažinimo, kuris yra tavo dvasioje. Ir Tėvelė, aš tiesiog prašau, atverk jiems savo malonę, atverk giliau, kad jie pažintų tave, tikrą vienintelį Dievą. Ir kad Jėzų Kristų, kurį tu siuntei, jas pergyventų, kad jie yra mirę visom šio pasaulio taisyklėm, visom šio pasaulio įstatymo pradmenim, ir kad jie yra prisikėlę amžinajam gyvenimui, kad kiekvienas iš čia esančių patirtų tavo gydančią jėgą, tavo aprūpinančią jėgą, tavo santykių išgydančią ir meilę pripildančią širdį jėgą, kad visa tai, ką tu davėjai, tai, ką Jėzus atnešė, priimtų jie tiesiog šiandien, čia ir dabar. Aš tau dėkoju Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Taip kad, mylimasis, aš tau sakau, šiandien tavo nuostabi diena, nes tu pergyvensi tai, ką aš meldžiau, ir tai, ką aš prašiau. Ir tu pamatysi, kiek daug gyvenimo tau padovanota. Taip kad būk palaimintas.